langus tokios pakeltus, palikti, gali pafilmuoti. Priežastis. Tas pats, jo. O tu uždaryk dabar. Arba gali būti atviras, nežinau, kaip nori. Tai vat, švilpimo priežastis yra ne iš vidaus, kaip kažkas tai sakė, kad va čia vat, tas ir kampukas. Jokių būdų, ne. Švilpimo priežastis yra va čia vat. Va čia vat yra tarpas, šitas, ir jisai duoda švilpimą. Va tas va tarpas, jis yra atsikniojęs truputėlį nuo lango. Šita yra priežastis. Ir jeigu dabar paprasčiausias yra atvejis, jeigu tu nieko neturi, paėmei, juodos izoliacijos kokios jau taip užlipdėjai ant šito, ant plastiko ir ant lango. Ir švilpimas nustoja pūsti. Viskas. Švilpimas baigėsi. Švilpimo priežastis čia. Ne šitas va šudukas. Kuris reikšmės neturi. Va tas, čia yra tarpas. Ir ką reikia tada daryti, tai reikia langą nuleisti. Tą tarpą reikia panaikinti. Tam, kad šitą tarpą panaikinti, šitoj vietoj yra, kiek aš žinau, gal aš klystu, bet lyg tai metalinis korpusas kažkiek tai yra. Va, toliau, va šitoj vietoje, va jisai. Va čia va. Ir tai, ką reikia daryti, tai jo. Rankšluostis, kaip sakiau, reikalingas skudras dėl estetikos, kad nebūtų. Tai mes tada imam, užspaudžiam rieplėm arti. Ir jį reikia lenkt. Visą tai praeisiu, ne? Taip. Oi. Blogiau vis tiek nebus. Tikriausiai. O, truputį. Jo, teisingai sakei, metalas. Čia su klijais gal kokiais. Arba paskui pašildyti su šituo lituokliu ir guma susilydys čia. Nu dar bandyk. Uždaryt langą. Ten geriau. Vat yra pačia dar truputį. Bukas viršus. Tu pas save irgi tą patį dareisi, ne? Taip. Vieną kartą užtenka? Jis tada matai, jisai vat į šitą šoną paeina jau, prisiploja. Tas tai dzin iš išorės, iš vidaus. Viršus ne, jisai čia reikšmės neturi. Ai, palauk, uždaryk duris, mes netaip žiūrim, ge. Prisiploja? Prisiploja daugiau iš. Jo, ir turi būti gerai jau. Tik aišku, pas tave čia suplyšė, jeigu nebūtų suplyšė, tai gal... Pas man irgi suplyšė. Irgi? Irgi. Aš tai va čia dėjau, supranti. Ir pakėliau tą. Ne, tas neturi reikšmės. Tiesiog, Bet sumažėjo aš dėl ko radau, supranti. Nes irgi ir taip, ir anaip, ir iš vidaus šio paralončikus dėjau, nu nesąmonė. Ir paskui O aš buvau tokį dėjęs, kaip vamsduką. Paėmiau čionais tiesiog užlipdžiau izoliacijos ant batovo tarpo. Tai reiškia, ant nano ir ant šito. Apsibrintau, pukšt ir viskas užtilo. Tada man benda šuto, kad vis dėlto šitas daiktas, jisai, kadangi Gaunas oras eina ir... oro srautas gaunasi, jisai toks per aplinkui ir... Šiurkščias ir garsas sklinda. Ir garsas sklinda. Viskas.
Ir yra paprastai kaip 3 kapeikios, jokių klijavimų, jokių nieko nereikia. O jeigu dar pašildys, žinai, ko gero, tai pašildžius, normaliai, žinai, įkaitinus į palenkus, jinai gal atsistatytų kažkiek dar į vietą. O tie visi dėjimai, klijavimai, nu, tai yra beprasmis dalykas. Kur tu gyvą rasi, pas visus išplyšė. Taip.